Bet kokioje situacijoje, montuojant namų langus, taisant automobilį, siuvant švarką arba gydantis kažką, tai reikia kreiptis į meistrą, kuriuo tu pasitikėtum. Nei vienas mūsų nesikreipia į šitą reiškia, specialistą, kuriuo mes nepasitikim. Kitas dalykas, turbūt patarimas tiems, kurie bando žengti šituos nustatytos ar įtartos onkologinės diagnozės žingsnius, tai pats blogiausias daktaras yra daktaras Google'as. Kada pradedi rasti, reiškia, informaciją, kuri tarsi tau tiktų ir prisitaikai simptomus ir nusistatai savo sunkiausią ligą. Aš savo pacientą mėgstu sakyti, kad jūsų liga nediagnozuota, kol nėra jinai patvirtinta. O tam, kad ją patvirtinti, reikia praeiti keletą specialistų konsultacijų, reikia padaryti gana sudėtingus tyrimus, reikia paimti audinių mėginį, kad jį ištirti, kraujo arba ten organo, kuris įtariamas yra pažeistas. Tai pirmiausia, nereikia savo įsikalbėti tos ligos. Vienas dalykas. Antras, reikia žinoti, kad šiais laikais šita liga tikrai pagydoma. Ir tada pabandyti rasti sprendimą. Aišku, jeigu jūs rasit daktarą, kuriuo jūs pasitikit, gydytoją, kuriuo jūs pasitikit, jeigu jūs sups slaugytojai, kurie dalyvaus jūsų ligų gydyme, kuriais jūs pasitikėsit, jūs veiksite lengviau. Jeigu jūs tą kovą kovosite vienas, bus sudėtingiau, tai žmogui supamam specialistų, kuriais pasitikė, visuomet yra lengviau.